that fog, remove that box, exploit a hole in the Firefox. Hacking is about bringing in. Sveiki gyvi, beiskiu ir pati paskutinioji mano pamoka. Na, čia jau nebe pamoka, bet nors galima vadinti ir pamoką. Paprasčiausiai padarysim tą instaliaciją, kaip ir sakiau, mūsų programai X. Taigi mums reikia pasileisti Ino installerį, Ino setup vadinasi. Linkas bus descriptione mano YouTube channel'e, iš kurį gauti. Taigi, pasileidus jį mums, na, turėtų būti kažkas tokio. Vaizdas atrodyti štai taip. Gal jeigu naujesnė versija pasirodys, kažkiek kitaip atrodys. Bet kokiu atveju mums reikia pažymėti create new script file using the script wizard ir paspaust OK. Tada spaust next. Taigi čia reikia įsivesti šiokią tokią informaciją. Tai application name, tai būtų programa X, versija, tai pirma versija. Publisher, na, maždaug kas toks publikuoja, tai Free Pascal Tutorial Time, ar ne? Ir mūsų tinklapį žinoma. Štai šitas. Gerai, spaudžiu next. Čia galime pasirinkti, kur mes instaliuosime. Galime pasirinkti tam tikrą direktoriją arba tiesiog palikti program files. Aš ką ir padarysiu. Na ir koks tas folderio pavadinimas bus program filose, tai programa X tiesiog. Aišku, leidžiame mūsų useriui galimybę pakeisti tą folderį. Ir čia galima uždėti varnelę tuomet, jeigu mes instaliuosime iškart vieną failą, kuriam nereikės folderio. Deja, pas mums bus folderis su failais, nu, ne vieno daugiau, tai mums reikia folderio. Gerai, spaudžiame next. Dabar mums reikia pasižymėti būtent .exe failiuką mūsų programos. Jeigu aš neklystu, aš programą iškėliau ant desktopo, o jeigu klystu, aš jos nekėliau. Visgi iškėliau. Gerai, einame mūsų tą folderiuką būtent ir susirandame exe failiuką. Spaudžiame open. Va šitą varnelę reiškia, kad baigus setupą bus galima uždėti varnelę, ta prasme, baigus instaliaciją mūsų programos, galima bus uždėti varnelę, kad paspaudus finish iškart pasileistų programa. O šita varnelė, mums jos nereikia uždėti, nes jinai reiškia, kad tai, ką mes instaliuojame, neturi exe failo. Na, tarkim, krūvo nuotraukų, ar ne, ar teksto dokumentų. Ten exe nėra, tada mums reikėtų uždėti šitą varnelę. Na, ir dabar sunkiausiai dalis, tai būtų, mums reikia sudėti būtent visus failus ir visus folderius, kurie įeis į mūsų programą. Pirmiausia, tai sudedam failus. Tiesiog einame į mūsų programos X tą folderiuką ir gerai visus failus įskyrus applicationą. Po vieną reikia ir sukelti. Įkeliam ikoną. Gerai, failus sudėjome, dabar dėsim folderius. Va su folderis dabar žiūrėkite įdėmiai. Nes mums įdedant folderį, reikia, kad to folderio ir su folderiu visi įsidėtų. Na, folderis folderyje. Šitas pirmas folderis garsai jis neturi su folderio, tačiau išmetus programą, ar jūs norit inkludinti su folderius, mes spaudžiame programai, lentelį, ne programai. Spaudžiame yes. Susirandame mūsų tą folderį, kurį keliame, ne failos, o folderį, ir spaudžiame edit. Dabar, kodėl mes dar kartą įsivesim tą būtent folderio pavadinimą? Dėl to, kad mes tik tais nurodėme, kad sukurtų tą folderį, o kad visus failus paimtų ir sukeltų būtent tą folderį, mums reikia va čia va nurodyti, į kurį folderį kelti. Tai, ta prasme, jeigu aš neįvesiu šito vat destinationą, kaip sakant, tai visus mūsų garsus sukels tiesiog į programos X folderį. O garsai folderis bus tuščias. Na ir įdedam dar vieną folderį. Tam buvo lib. Su folderiu žymėti nereikia, nes automatiškai jie susižymės. Spaudžiame yes. Ir lib taip pat
padarome, kad visi folderiai būtų savo vietose. Spaudžiu Next. Dabar nusistatome pavadinimą būtent to folderio mūsų programos, kuris bus Start meniu. Aš palieku programą X. Toliau paliekame varnelę, kad būtų galima keisti tą folderio pavadinimą mūsų Starto meniu. Tai buvo negalima persivadinti. Sekanti varnelė būtų leisti programai uždrausti kurti Start meniu būtent tą folderį. Na, tik tegul kūrė, tiek to bus paprasčiau rast gal. Čia kažkokia tai ikona, šarkutą, nesigilinu. Būtinai uždedam šitą varnelę, kad atsirastų galimybė išinstaliuoti programą, kad nereiktų ten ieškoti, trinti iš visur ir panašiai. Paspaudėme išinstaliuoti ir išinstaliuoja. Na, žinoma, uždedama varnelė, kad sukurtų ant desktopo ikoną mūsų programėlės. Ir aišku, galima būtų uždėti į Quick Launcher, kad sukurtų, bet, na, Windows 7 ir Windows Vista jau to Quick Launcher kaip ir nebeturi, ten visai kita sistema, o XP, manau, nedaug kas iš jūsų naudoja, tai galime ir nedėti šito. Gerai, spaudžiame Next. Taip, dabar matome 3 eilutes. Į pirmąją reikėtų įvesti mūsų licenzijos failą. Jis gali būti arba TXT, arba RTF, nesvarbu. Kas ta licenzija? Na, tarkim, jūs sukūrėte kažką ir norite, kad visi matytų, jog jūs tai sukūrėte ir ką gali, ką negali. Na, pavyzdžiui, kaip Maniškis leidžia ir kopijuoti, mano licenzija leidžia ir kopijuoti, ir keisti kodą, ir dalintis programą kodu. Nu, nesvarbu, galima viską daryti, ką jūs norite. Tai tiesiog, ar norite tiesiog savo vardą įdėti ir kad visi matytų, kad čia jūsų sukurtas dalykas. Na štai, mano licenzijos failas įdėtas. Galima dar įdėti 2 failiukus. Tai būtų failiukas pirmas, tai, kurį turėtų parodyti prieš instaliaciją, ir kitas failiukas po instaliacijos. Aš tokių neturiu, tai aš praleisiu šitą reikalą. Man jų nereikia. Na, čia aišku pasirenkime kalbą, kurią mes norime, kurią leisime pasirinkti žmonėm, kurie instaliuos. Aišku, galima ten rusų pavyzdžiui uždėti, jeigu turim rusų draugų, nes nu, aš nežinau, ką čia galima daugiau uždėti. Lenkų kokių. Tiek to paliksiu anglų ir rusų. Spaudžiu Next. Štai čia dabar pasirenkame, kur išsaugos mūsų instaliacijos failą, tą failiuką, kuris suinstaliuos programą ir panašiai. Na, aš nežinau, tiesiog ant desktopo, ko gero, sukurkime naują folderį ir pavadinkime tiesiog instaliacija. Instaliacijos failiuko pavadinimas tai būna setup. Na, pats paprasčiausias ir visiems suprantamas. Žinoma, galime setupo ikonai uždėti, setupo failiukui galime uždėti bet kokią ikoną, bet aš paliksiu tą pačią paprasčiausią, banalią, tą tingiu aš dabar ieškoti, čia kažkokios tai ikonos ir dėliot, nors, aišku, galėčiau čia užtrukti 5 minutės, bet, na, aš tiesiog rodau tą instaliaciją, jūs jau kai darysite tą instaliaciją ir tada pasigražinsite visą programą. Aš tiesiog banaliai noriu praeiti. Na ir setupo pasvardą uždėti, jeigu nenorite, kad tiesiog kažkas iš pašalinių paimtų ir naudotųsi. Jūs tiesiog uždedat pasvardą, įmetat kažkur į kažkokį tai debesį ir panašiai ir duodate kažkam pasisiuntimo linką ir pasakote pasvardą. Gerai, spaudžiu Next. Čia varnelės man šito nereikia. Next ir Finish. Taip aš noriu pradėti skriptinimą ir taip aš noriu išsisaugoti. Na, jeigu kažkas nepavyktų ar panašiai, kad turėčiau backupą. Programa X backupas. Štai mūsų programėlė kūrė setupą. To jau išbandysime jį. Folderis instaliacija, kurį jau sukūriau, ir mūsų setupas. Na, kaip matote, setupas, pavadinimas setup, kaip palikau ir tą banaliai instaliacijos ikoną. Gerai, tai ką, galim pabandyti instaliuoti, ar ne? Paleidžiame setupą. Mūsų parodo versiją programos. Mano būtent tas licenzija, apie kurią aš šnekėjau.
su kuria reikia sutikti, I agree, pažymėti program files mūsų direktoriją. Kaip matote, leidome pakeisti ją. Galime suinstaliuoti kur nors kitur. 15 MB užims programėlę. Taip pat mūsų starto meniu, kaip vadinsis, galima pakeisti irgi leidome. Na, ant desktopo. Gerai sukuriam to ant desktopo ikonėlę. Spaudžiam Next ir Install. Baigia instaliaciją ir kaip matote, kaip ir palikom tą varnelę, kad iš karto paleistų. Na, aš nenoriu iš karto paleisti, tiesiog spaudžiu Finish. Ir kaip matote, mūsų programa X ikonėlė ant desktopo. Gerai, pabandom paleisti, pažiūrėsim. Tos 5 sekundės ir kaip matote, mūsų programa pasileido. Gerai, pabandykime dabar įvesti neteisingą skaičių po 3:45. Neteisingai. Ir išjungus garsą įveskime teisingai po 3:20. Garso nėra. Na va, kaip matote, viskas veikia. Gerai, pabandykime išinstaliuoti, ar šitas dalykas veiks. Kurgi mūsų tas programa X ir uninstall program. O taip. Viskas, mūsų programa išinstaliuota iš mūsų kompiuterio. Nei ženklo, kad jinai buvo. Taigi, taip pat mano YouTube channel'e bus linkas description'e, iš kur atsisiųsti pilnai šitą setupą, kurį ką tik sukūriau. Jūs jį tiesiog, jeigu jums kažkas nesigavo programai daryti, ar kažkur klaidą padaryti, ar panašiai, tiesiog galite atsisiųsti mano šitą programą ir redaguoti ją ir daryti su ją, ką norite. Vat būtent šitą instaliaciją. Gerai, prieš išsiskiriant su jumis iki rudens dar noriu padaryti 2 dalykus. Pirmas, tai štai turiu listą savo rankose su 3 nikais, kurie dalyvavo pamokose, kurias kūriau mūsų tinklapio forume. Ir žadėjau padaryti kažkurią tai video dalį ar naują video būtent nugalėtojams, tačiau, nedarysiu naujo video tiesiog. O gal čia ir bus naujas video, nežinau, žiūrėsiu, kaip sudidinsiu. Tai vat, 3 vieta atitenka Dūmui. Dūmas, tu esi šaunuolis, ačiū, kad sprendė namų darbus. 2 vieta būtų Snaiperiui, 6 turbūt. Irgi šaunuolis bičias, 2 vieta maladėts, taip ir toliau. Ir 1 vieta būtų Nikui Pučinis 9. Šaunuolis Pučinis, tu esi totalus lyderis, įsiveržiai į priekį labai didelių taškų skaičiumi. Šaunuolis, plojimai tau. Ir, ką aš galiu pasakyti, šitą pamoką paskutinę ir paskutinis dalykas, ką aš joje noriu padaryti, tai taip, mano kepurė. Nuo pačios pirmos pamokos sėdėjau su ją iki dabar ir kažkurioje tai paskutinėje arba prieš paskutinėje sakiau, kad aš ją nusimsiu. Na ką, kepurė žemyn, tada štai taip aš atrodo be kepurės. Ką aš noriu pasakyti, dar sukursiu kelis video, kai rasiu laiko su būtent egzaminų sprendimais. Aišku, visų jų nespėsiu išspręsti, spręsiu tam tikrus kelis gal sunkesnius, sunkiausius, nežinau. Ir išsiskirsim iki rudens. Ačiū Hebra, kad buvot su mumis, kad palaikėte mus, kad domėjotės to įdomiojų paskalių. Tai ką, iki rudens ir pradėsim 2 sezoną.